Sveiki visi! Sveiki! Praeitą pirmadienį 8 klasių mokiniai laikė lietuvių bandomąjį egzaminą. Pažiūrėkime, kaip jiems sekėsi. Aš mokausi 7 klasėje ir kitais metais irgi laikysiu tokį egzaminą. Gal galite papasakoti, kaip jis vyksta? Mums iš anksto praneša kabinetą ir tam tikrą datą. Tam tikrą valandą mes įeiname į kabinetą. Mums duoda lapelius su registracija, registruojame specialiame tinklalapyje. Toliau skaitome tekstą ir atliekame užduotis, o visą kitą sužinosite po metų. Kas buvo sunkiausia? Sunkiausia tai interneto problemos, taip pat triukšmas koridoriuose, o kas liečia užduočių, tai aš manau tiesiog reikia susikoncentruoti, perskaityti ir viską įsiminti. O kokios užduotis buvo jums lengviausios? Lengvų užduočių? Nebuvo. Pačios lengviausios užduotys tai parašyti teksto temą ir pagrindinę mintį. O 10 ir 11 klasių mokiniai dalyvavo aukštųjų mokyklų mugėje. Praeitą trečiadienį per 6 ir 7 pamoką buvo integruotos pamokos. Turėjom 2 dalis. Pirma dalis – klasės pavaduotoja ir 2 mokytojos aiškino apie norus, poreikius ir savigarbą. Antra dalis – mes ėjome Žalgirio areną ir sužinojom apie profkės, kolegijas, universitetus, kiek reikia surinkti balų, kad įstot. Ir tiesiog pasakojom, ką ten galim nuveikti ir taip toliau. Ką tai jums davė? Mes patyrėme labai daug naujų įspūdžių, sužinom labai daug informacijos, kuri mums padės įstoti į universitetą, kurį mes pasirinkom. Arba kolegija, arba profkė. Tikimės įstoti в университет. Литва предоставляет возможность для поступления украинцев. В некоторых городах Литвы можно поступить за отдельную плату с украинским аттестатом. Prasidėjo vasaris, sporto ir sveikatos mėnuo. Mokiniai penktadienį į mokyklą atėjo su sportinė apranga. Kad dar mums paruošė fizinio lavinimo mokytojai. Sveiki! Pas mus vyksta projektas Vasaris sveikatos mėnuo. Tai šį mėnesį skatinam vaikus kuo daugiau judėti. Judriosios pertraukos vyksta, per pamokas vykdom visokias judriosios irgi žaidynės, vyksta estafetės. Vasario 7 šiandien buvo sportinio treningo diena. Vaikai irgi skatinami kuo daugiau sportuoti. Ateidami į salę daug sportuoja. Vasario 28 turėsim sportinio estafečių dieną. Kviečiame vaikus per ilgasis pertraukas į sporto salę ateiti, sužaisti judriosios estafetės. Mūsų renginiai visi tikrai tik tai įsibėgėja, dideli mūsų sportuoja, tikrai kaip ir minėjo Alina, o ir mažieji mūsų taip pat neatsilieka. Bet mes dar ir bandome tą bendrą šokį daryti, reiškia visa grupė, va buvo dabar neseniai renginys besmegenių mankšta, turbūt visi matėte nuotrauką sukėlim, tikrai visi smagiai, vaikai buvom grupėse pasiruošę šokį, o po to bendrai su manimi iššokome tą bendrą šokį. Tikrai vaikai patenkinti, svarbiausiai turbūt buvimas gryname ore, estafetės, šokis, visa tai, kas susijęs su judėjimu, o ne su sėdėjimu patalpoje, tai yra ir turbūt tai ir mums viską pasako, kad yra judėjimas, sveikata nuo tokio iki tokio. Ateinantį penktadienį 12 klasių mokiniai švęs šimtadienį. O ką tai reiškia? O tai reiškia, kad 12-okams liko tik 100 dienų iki egzaminų. Linkime gražios šventės. O mums visiems gerų atostogų. Kita naujienų laida bus jau pavasarį, kovo 3 dieną. Atsisveikiname su jumis. O dabar filialo naujienos. Sveiki! Kad praskraidintų mokinių kasdienybę, mokinių taryba nusprendė pirmadienį paskelbti dieną be kuprinių. Mokiniai išreiškė savo kūrybiškumą įvairiai. Štai keli pavyzdžiai.
Ar patinka tau diena be kuprinių? Taip, patinka. Kažkas žiurkę savo atnešė. Penktadienį mūsų mokykloje buvo literatūrinių herojų diena. Pažiūrėkite, kaip mokiniai atvaizdavo savo herojus. Jis atkatino kokį, bet aš nepaprastas, batuotas. Ох, я серенький зайчишка, пропадай, зрядомишка, как мне бедненько быть, от кустов тебя сажусь. А что только про это ее, пинко, пинко. Ура, ты, ну! Юра, ты костит. Прекрасных, чередой из вод выходят ясных. Красная шапочка, озорная и непослушная девочка. Мы играли в эту игру с папой, когда благотворители послали нам костыли в подарок. А вот и я, меня позвала на таблицу движения. Būti ar nebūti, štai mislė, kas Įdomai, aš einu maudytis, o tau aišku reikia dirbti. Да, ну что? Вы как всегда правы, Шарок. Нужно осмотреть всю комнату. Что у вас такое великолепное солоха? Как что? Будто вы не знаете, Иосиф Никифорович. Шея, а на шее Monista. Šiandien tiek. Geros jums likusios savaitės.